Laba visiems. Sveiki, brangus kanalo žiūrovai. Įsijungė šį video. Šis skaitimas yra skirtas tie, kurie gimė ugnies ženklo stichijoje, tai yra avinė, liūtė ar šaulio ženkluose. Žiūrėsime jūsų balandžio mėnesį. Avinukus sveikinu ar tai jau su praėjančiu, ar dar su artėjančiu gimtadieniu. Aš linkiu jums viso pačio geriausio. Mėnuo balandžio turėtų būti neutralus visiems ugnies ženklo atstovams, bet žiūrėsime mes giliau, kas jūsų laukia ir ko tikėtis iš to balandžio mėnesio ir kam pasiruošti. Pradedame. Kažkoks yra pasikeitimas, kuris jau prasidėjo, kurį jūs atsinešate iš kovo mėnesio, iš anksčiau gali būti prasidėjęs pasikeitimas, jisai jau prasidėjęs. Ta jums kortos nori pasakyti, į tą jos akcentuoja, būtent į tą pasikeitimą, kuris jau yra prasidėjęs, o ne kuris dar prasidės. Jūs kaip imperatorienė esate komfortiška ten, kur jūs esate. Aš negaliu pasakyti, kad jūs gyvenimas skriaudžia. Pas jūs šeimoje viskas tvarkoje, jums nereikia tenais fokusuoti šiuo metu. Bet tas pasikeitimas, kuris ateina iš anksčiau, kurį jūs atsinešate į balandžio mėnesį, pat jisai būtent reikalauja jūsų dėmesio, nes šia imperatorienė, jinai atsisukusi į atsiskyrėlio kortą. Ką tai reiškia? Arba jūs atsisukusi į savo partnerę, kuris dabar yra nuėjęs į save, arba jūs pati nuėjusi į save. Ir tenais ieškote atsakymų, būtent kas liečia tą pasikeitimą. Uranas, jisai apsisuka aplink zodiaką per 84 metus ir būtent vandenyje. Tai yra vandenį atstovaujanti planeta. Taip, kai viskas keičiasi, arba jūs jau esate nustebintas, arba jūs dar nustebins. Dėl to jums kortai įspėja, kad balandžio mėnesį būkite pasiruošusi daryti naują žingsnį. Gal dėl to jūs ir nueinate į save tą balandžio mėnesį, nes jums reikia apgalvoti, kaip jūs elgsitės su tais pasikeitimais ar su tuo pasikeitimu, kuris atėjo į jūsų gyvenimą. Ir aišku, gali pareikalauti net paeksperimentuoti ir elgtis ne taip, kaip anksčiau jūs elgėtės. Visgi kalba čia yra apie vandenio planetą. Ir vandenio planeta, Uranas, jinai reikalauja tokio, kitokio prieimo prie reikalo. Ir va čia rodo, kad jūs ieškote tų atsakymų savyje balandžio mėnesį. Taip pat tai gali jums priduoti tokio nerimo tas Uranas. Kada jūs einate į save, turite tą jaudulį, drebulį vidinį. Tolimesnės kortos sako, netgi tas jaudulys, jis greičiausiai bus reikalingas, kad pas jūs ateitų tokie sprendimai, kurie jums padės būtent nugalėti ir laimėti. Ir išeiti su pakelta galva iš tos situacijos. Priimti tą pasikeitimą ir jūsų strategija pasiteisins. Vien dėl to, kad jūs atsiremėte būtent į save, nei nieką kitą, atsiskyrėlio kortą. Pati imperatorienė, jinai turi daug resursų savyje ir jinai moka panaudoti. Va čionais jūs parodysite, kokia jūs imperatorienė. Gali būti, kad pasikeitimas įvyksta ir balandžio mėnesį. Bet tą sprendimą, kaip jūs išeinate, rodo, kad išeinate pergalingai nugalėjusi. Kaip nugalėtoja. Gali būti, kad šitas pasikeitimas iš pradžių atrodo kaip neigiamas dalykas. Bet tiek pati korta, tiek tolimesnės kortos sako, kad jūs net nesitikėjote, kad būtent tas pasikeitimas jums išeina į naudą, į pliusą, į pozityvą. Ta Urano korta, jinai vadinasi pasikeitimas, jinai dar primena, kaip netyčia prisiliečiate šlapia ranka prie elektros ir jūs krato. Jūs krato, jūs kaip šokia, taip? Bet paskui jums labai viduj gera, nes jūs pasikrovėte tą energiją, tą elektrą, kurios jums reikia, kad toliau eitumėte per gyvenimą. Vat kažkas tai tokio čia yra. Kada išsigąstate, net patys nesuvokdami ar pačios nesuvokdamos, kad tas pasikeitimas jums yra į gerą. Dėl to korto jums sako, būkite pasiruošusi. Taip, netgi išgirsdama šitą informaciją, jūs galite, kai tai vyksta, pamiršti, kad jūs girdėjote, kad vat būtent tai buvo pasakyta skaitime. Tik galite paskui prisiminti, nes visgi rodo, kad jūs galite būti šokiruojama
įvykių, šokiruojama šitų pasikeitimų. Bet vėlgi, atsiskyrėlio korta šalia imperatorienės ir to pasikeitimo, tai yra per vidurį, taip, kada jūsų visas susikoncentravimas yra į surasti vidinį atsakymą, kaip pasielgti, tai tik tai rodo, kad atsakymai yra jumise, išmintis yra jumise. Tas pasikeitimas ne šiaip savo ateina į jūsų gyvenimą. Dėl to, kad siela atėjo to patyrimo, dėl to, kad reikia. Jai reikia, bet būtent šitos patirties. Taip pat 10 taurių šneka apie tai, kad šeimoje ateina džiaugsmas. Tas pasikeitimas, kaip sakiau, kuris gali jums šokiruoti iš pat pradžių, iki gale mėnesių jau matysite, kad tai yra didelė laimė, kad tai įvyko ne tik jums, bet ir jūsų šeimai. Kas dabar toliau vyksta? Ką jūsų širdelė jaučia jausminėme plane? Pilnatis dvyniuose, būtent balandžio mėnesį tie atsakymai, kur jums reikia, jie pas jūs ateis. Ateis padaryti tą apsisprendimą. 2 kardai. 2 kardai šneka, kad apsisprendimą jūs padarysite, bet čianais atsiskyrėlio kortą, kur jūs nueinate į save. Taip pat ir 2 kardų korta šneka apie tai, kad jūs nueinate į save surasti tų atsakymų. Tai čia yra tik tai kaip patvirtinimas, tiek bandydama išsiaiškinti savo, kaip sakoma, savo galvą, suprasti, kas vyksta ir ką reikia daryti, tiek išjausti širdimi, ką čia reikia daryti šitoje situacijoje. Atsakymai, kurių jums reikia, jie ateina. 7 pentakliai. 7 pentakliai jūs kaip išlaukėte, neskubate. 7 pentaklių korta, kaip jau sakiau, bet jinai irgi man patvirtina, kad tas pasikeitimas gali būti jūsų nepastebėtas kovo mėnesį ar praeityje. Gal jūs pamatysite jį staigiai, bet tai nereiškia, kad jisai įvyko tada, kada jūs pastebėsite, kad jisai atsitiko. Jūs nepastebėte dar kurį laiką. Kažkas tai pasikeičia jūsų situacijoje, jūsų gyvenime ar su jūsų žmogumi, bet jūs nepastebite. Tas atsakymas širdyje, jis irgi, kaip intuicija, jau jinai surinkusi informaciją. Jinai jau nuskaičiusi tą lauką energetinę ir jūs jau turite tuos atsakymus ir širdyje taip pat. Tūzas pentaklių šneka, kad, vėlgi sakau, tas pasikeitimas yra dovana. Ne tik tai jūs suvokėte tai proto, bet taip pat ir širdimi. Tai yra širdinga dovana jums, jeigu ne iš materialinio lauko, tai tada iš jūsų sielos, iš jūsų dvasios. Ir šita korta, jinai vadinasi pabaisos prigimtis. Pabaisos prigimtis yra ta, kad iš pradžių pabaisa atrodo labai baisus. Šitas laukinis šernas, jis labai baisus, kol tu jo neprisijaukini. Bet kada tu jį prisijaukini, jis tampa tavo geriausiu draugu. Nereikia kovoti su priešais. Reikia mokintis iš priešų. Arba priešus padaryti savo draugais. Ir pažiūrėkite, čia laukinis tas šernas su mergaite. Jie stovi labai gražiame gėlių lauke. Gėlės turi nepaprastą energetiką. Tai yra energetika prisotinta labai daug potencijos, labai daug gydomųjų galių. Tiek kvapai gėlių, tiek jų grožis, tiek spalvos. Netgi tai gydomos. Ta pabaisa taip šitame lauke, tai reiškia tas prisijaukinimas tos pabaisos, to blogio ar to ale priešo, kuris jūs galvojate, kad yra priešas. Gali priešas būti ir situacija, gali priešas būti aplinkybės, įvykiai, kurie susiklosto. Jie vėliau tampa gydomasis dalykas jums, jūsų širdžiai. Ir šalia stovintis pentaklių tūzas tik tai patvirtina, kad ta situacija, kuri ateina balandžio mėnesį, jinai turi be galo daug potencijos. Be galo daug potencijos materializuoti dalykus, jausmus. Tai šitas prisijaukinimas tos pabaisos, kuris patampa draugu, kada jūs suvokėte, kad tie įvykiai, ar tos aplinkybės, ar tie žmonės, ar tie priešai neatėjo jūsų nubausti, o atėjo atvirkščiai jums parodyti, kur yra jūsų potencija, kur yra jums jūsų kelias. Pradeda materializuotis dalykai, kurie jūs pripildo ne tik tai, kad jūs protus suvokėte, kad jūs nugalėjote, jūs laimėjote, jūs įveikėte, bet ir širdyje jūs džiaugiatės. Ir netgi dėkojate Dievui, kad taip atsitiko. Kas liečia veiksmą, ką jums daryti balandžio mėnesį, kaip jums veikti. Reikia atsiduoti dvasiai, atsiduoti
savo sielai. Kam siela, dvasia yra tokie kaip abstraktai, tai tada aš sakyčiau, kad reikia atsiduoti savo prigimčiai. Taip kaip eina įvykiai. Reikia labai fokusuotis į ateinančius įvykius ir bandyti juos priimti, tokie kokie jie yra. Ne idealizuoti, neiškraipyti, neignoruoti, bet tiesiog priimti tokie, kokie jie yra. Pažas lazdų jis visą laiką žiūri savo interesų. Ir tas, kas pas jūs ateina, čia yra veiksmo, mes žiūrime veiksmo plotmėje, ką jūs darysite balandžio mėnesį. Tai jūs veiksite ir čia krenta jūsų stichijos korta. Tai yra pažas lazdų. Po kol kas tai yra tik tai mokinys, pažas. Jūs dar galite veikti neprofesionaliai, be patirties. Bandote atstovėti save, gal bandote atstovėti savo interesus, bet visgi tai yra pažas. Tai reiškia, kad nepradėsite nuo nulio. Kažkur tai jūs įveikiai pagauna pusiaukelėje. Jūs turite patirties, įgūdžių veikti tose naujose aplinkybėse, nes visgi čionais yra tūzas, taip, ir pasikeitimas, tai yra naujas dalykas. Gali būti taip pat ir nauja pažintis. Atsiskyrėlio kortą jūs pastebite žmogų, kuris gali pasirodyti ne jūsų tipo žmogus, bet kažkokia yra kibirkštėlė meilės. Kažkur čia yra simpatija labai didelė, kuris slypi jūsų širdyje. Gal truputį jūs neskubėsite veikti, neskubėsite atsiduoti tai meiliai, nes matote, čia yra 7 pentakliai, jūs norite išlaukti. Gali būti, kad jūs lauksite iš to žmogaus kažkokio veiksmo, pirmo žingsnio, ar kad jisai įrodytų iniciatyvą. Ir čionais jūs taip pat klausite savo širdies atsakymų, kuriuos jūs gausite, nes sako, atsakymai, tie, kurie jums reikia, jie ateina. Ir čionais aš matau, jūs neskubite atverti savo širdies, nors joje jau užgimsta meilė, nauja meilė į šeimos gerovę. Jūs protu suvoksite, kad šitas žmogus šeimai jisai yra idealus. Kaip vyras jisai bus idealus. Jisai gali būti truputį filosofinis žmogus, jis gali būti keistokas savo pasaulėžiūrą, jums keistokas. Nebūtinai kitiems jisai keistokas, bet jums jis gali pasirodyti truputį kitokios pasaulėžiūros, kitų pažiūrų. Gal priimti gyvenimą ne taip, kaip jūs priimate. Čia dėl to ir pabaisa. Ir tas, sakau, tas gėlių, ružavų gėlių, tas romantiškumas, kaip jo romantika gali pasirodyti truputį keistoka, bet reikia priprasti prie žmogaus, gal reikia duoti laiko. Dėl to neskubėkite teisti, kad jisai truputį kitoks negu jūs, arba kaip jums priimtina. Tai taip, sako, atsiduokite savo prigimčiai, žiūrėkite savo interesus, veikite, judėkite, siekite to, ko jūs norite. Karalius pentaklių. Taip, čia yra pora. Bet sako, šitas, kas prasideda balandžio mėnesį, čia gali būti ir keli vyrai. Pažiūrėkite, pas jums iškrito ir karalius lazdų. Pas jūs arba šitie 2 karaliai su atsiskyrėliu yra vienas asmuo, tai yra asmuo, kuris, kai sako liaudis, prie pinigo, kuris yra veiksmo žmogus, pasakiau, padariau. Iš vienos pusės jis gali veikti lėtai, pavyzdžiui, kas liečia pinigus, taip, kas liečia meilę, greitai, ugningai. Jisai taip pat gali būti jūsų stichijos žmogus, ugnies ženklo atstovas, tai liūtas avinas arba šaulys. Vėlgi, dar kartą sakau, kaip sakiau pradžioje, kad šitas mėnesis toksai neutralus, ką reiškia, kad jisai nebus impulsyvus ar aktyvus, ar kažkoks priešiškas, jisai daugiau bus jums neutralus. Tiek jūsų, matau, protas ir širdis harmonija, ir jūsų veiksmai taip pat atitinka. Toks harmoningas mėnuo. Ir dabar kalbant, kurie nėra santykiuose, tai sako, kad ateina tas naujas žmogus. Pirmiausiai, tai jūs jį pamilstate kūniškai, jausmiškai. Kas liečia protą, sakau, tai bus tokia analizė, jūs analizuosite labai tą žmogų, labai giliai apmastysite, tinka, netinka, bandysite kritiškai pažiūrėti jo visus veiksmus, kaip jisai kalba, ką jisai daro. Bet kūniškai, rodom, yra didelė trauka. Tie, kurie esate poroje, aš matau santarvę. Balandžio mėnesį aš nematau jokių konfliktų čionais. Aš matau, kad jūs kaip pora einate viena linkme. Dabar dar patarimas yra,
Ne tik, kad atsiduoti savo prigimčiai, bet taip pat ir nelyginti savęs su kitais žmonėmis. Tai toks būtų patarimas jums balandžio mėnesį. Jeigu jūs laimite, o kiti išlošia dar daugiau, tai sako, nelyginkite. Jeigu jie išlošia dar daugiau, tai nereiškia, kad jūs nelaimėjote. Arba jūsų laimėjimas yra kažkodėl tai dabar mažesnis. Žmogus, kada lygina save su kitais, jis dažniausiai lygina save truputį nuvertindamas. Taip pat, kai nekuriems gali būti, kad jūsų interesai yra dviem žmonėm. Kai nekuriem, aš matau netgi du žmonės. Tai yra du karaliai. Yra karalius pentaklių ir karalius lazdų. Kas liečia karalių pentaklių, tas, kuris geriau finansiškai stovi, abu du žmonės yra kaip ir bendraamžiai, vienodo amžiaus. Bet karalius pentaklių, bet širdyje jūs neskubėsite. Neskubėsite, kaip jau sakiau, atverti nei širdies, nei savo jausmų. Tokiame apgalvojime, susimastyme. Nors jisai yra veiksmo žmogus. Dabar tas žmogus, kuris gali būti ir jūsų ženklo, kuris yra seksualesnis, su juo daugiau fun, daugiau džiaugsmo, daugiau patirite įdomiau. Su juo įdomiau, taip pasakysiu. Jūsų širdis prie jo labiau linksta, gali tai būti. Ir va čia sako, nustok lyginti žmonės. Gali būti lyginti save su kitais žmonėmis, bet gali būti, kad lyginti tuos du žmonės. Gali būti, kad jie nesulyginami, jie yra labai skirtingi. Ir tik tai priklauso, su kuriuo jums yra komfortiškiau, kuriam jūs daugiau jausmo turite, kuris generuoja jums meilę širdyje, kuris iš tų žmonių jums iššaukia daugiau meilės, kuris jums dėmesingesnis, kuris deda daugiau pastangų į santykius. Taip reikėtų lyginti. Bet lyginti juos abudu, kaip žinote, vienu metu tas taip padarė, o tas taip, tai patarimas yra, gal nevertėtų to daryti, nes galite atsidurti aklavietėje ir niekada neprieiti išvadų, kurios jums padėtų apsispręsti, kurį žmogų pasirinkti. Nes matote jūsų širdie, kodėl aš pradėjau dabar, atvėriau jums šitas kortas. Bet negaliu ir nutylėti, nes aš matau, kad širdyje stovinti dviakė kardų, vėlgi, nuėjimas į save ir reikia jums apsispręsti pačiai, kaip nuo jūsų tai priklausys, kurį jūs įsirinksite. Tai yra, ne jie jūs renkasi, bet jūs renkatės juos. Jums krenta labai gražios kortos, jums krenta ir pergalės korta, jums krenta ir tūzas pentaklių ir 10 taurių. Taip pat tas pasikeitimas, kuris išeina į pergalę. Ir tie atsakymai, kurie pas jūs ateina. Ir tas potencialas, ta pradžia nauja. Viskas yra tiesiog idealu, aš sakyčiau. Taip, kad aš jums linkiu jums gerų pasikeitimų. Linkiu išgirsti tuos atsakymus, kurie jau yra jumise. Ir aš linkiu tikrai jums atsiduoti savo prigimčiai. Tai aistringai prigimčiai. Ir veikti vedama širdies balso. Eikite, kur veda jūsų širdis, bet nepameskite ir proto. Tegul protas jums šviečia kelią, o širdis jums šnirpšta, kur eiti. Tik tai sėkmę, tik tai pirmyn, nepasiduodant, su pakelta galva. Taip, kaip jūs ir mokate. Ugnies ženklai yra nuostabus žmonės. Su jumis yra nenuobodu, su jumis yra įdomu, su jumis yra daugiau džiaugsmo. Tai jau tikrai. Iš jūsų yra ko pasimokinti. Aš dar nesutikau žmogaus gimusio ugnies ženklo stichijoje, kuris neturėtų mylinčios širdies. Dar tokio nesutikau. Ir tikiuosi, kad nesutiksiu. Tai linkiu jums begalinės meilės, tiek savo, tiek kitiems. Ir taip pat kad sugrįžtų jums šimteriopai atgal tą, ką jūs spinduliuojate. Ačiū jums labai už dėmesį ir viso jums pačio geriausio. Čiau, čiau.